Futura Club Cala Bianca viešbutis ir va, parkingas. Čia yra į pietus nuo Olbijos oro uosto ir iki San Teodoro miestelio. Nuo čia reiktų į šiaurę važiuoti, iki San Teodoro miestelio yra 11 km, tai 17 minučių. Kelias geras. Viešbučio parkingas, vat yra ir tokių pavėsinių padaryta, kad mašinos neįkaistų. Tik įėjus teritorija atrodo prižiūrėta ir prieš tai gyvenom kitame Futura viešbuty Cala Fiorita berods, tai ten tikrai netvarkingiau atrodė. Čia tikrai žalia, gražu, žolė nupjauta. Baja Bianca dar vienas parkingas. Futura Club yra viešbučių tinklas, kaip jau tikriausiai supratot. Ir va, čia ateinam iki registratūros. Viešbutis dar neatsidaręs, tik tai šiandieną vat laukia pirmųjų savo svečių, vis dar viskas yra tvarkoma. Į registratūrą dar sugrįšiu, nes dabar tenai plauna triukšmas didelis. Kaip kairėje pusėje pagrindinis restoranas. Priekį jau matau baseiną ir už baseinų matosi jūra. Tvarkingas plytelis ir matau viskas yra plaunama jau, vaikų baseiniukas. Suaugusiųjų baseinas. Ir gultai. Gultai ant dirbtinės žolės, gultai medžiaginiai, dabar atrodo švarus, be abejo, nuplojo prieš atidarimą. Baseinų gale išeinam. Jau čia natūrali, be abejo, žolė. Čia yra mini klubas, vaikų visa zona. Po medžiais, po alyvmedžiais. Ir kaip fainai, žiūrėkit, jūroje flamingai. Geras. Balti. Krevečių tikriausiai negauna. Pagrindinis teatras, pakrantė. Išėjimas į paplūdimį va per šiuos vartelius ir noriu parodyti paplūdimio gultus. Jie yra ne visai, kad čia šalia, bet labai fainoj vietoje. Per šituos vartelius einam į paplūdimį. Čia takelis, neišsigaskite, jisai nusitryps, nes dar niekas nėjo, bet va čia va tas vaizdas flamingų nerealus. Takeliu einu į paplūdimį, dar pasidžiaugiu flamingais. Priešais smėlio, vat, kur yra tokia įlankėlė, ten yra viešbučio paplūdimys. Šiaip dugnas atrodo fainas, yra akmenukų, bet šiaip tai yra smėlis, žvyriukas. Labai kvepia šitie jazminai, baltos jazminų tvoras, visa teritorija, vat, visur Italijoje nuostabus kvapas. Vėl išeinam prie baseinų zoną, matot, viskas yra plaunama, ruošiamas atidarimui. Pagrindinė aikštė visiškai šalia baseino ir pool baras. Čia yra ne tik pool baras. Ir jeigu yra viskas įskaičiuota, yra iki 11 valandos. Net jeigu turit viskas įskaičiuota, šitie gėrimai yra mokami. Nu, be abejo, Zakapa per brangus. Tai įeina paprasti vynas, tam tikri likeriai, yra sąrašas, keli kokteiliai. Tuoj bus išstumdyti gražus, tikrai gražus baldai, kėdės. Čia dar viena scena. Ir priešais mus yra pagrindinis restoranas. Gražu, tvarkingi baldai, tikrai. Gražus pagrindinis restoranas. Gražus, erdvus. Vaikiškos kėdutės taip pat. Ir iš restorano grįžtam į registratūros zoną. Nu, vat ir čia faini baldai, faini, nauji, švarus, gražios detalės. Tikrai fainas viešbutis. Tikrai liuks.
Kalabianka viešbučio keturvietis kambarys, taip ir sako keturvietis. Tvarkingas vonios kambarys tikrai. Dušo kabina su tom tokiam slankiojančiom durim, nelabai šis mėgstu. Kosmetika. Yra kosmetika, kokia čia kosmetika? Nu, kažkokia naunėjimas. Spinta. Ir du miegamieji, tai yra žiauriai fainai, bet durų, atkreipi dėmesį, durų nėra. Kambariuose spintų nėra, spinta yra tik koridoriuje, išėjimas į terasėlę. Ir jeigu pakeli galvą, jūros vaizdai. Visai okei. Kuklus, paprastas, bet tikrai tvarkingas numeris. Standartinis trivietis čia kambarys. Visi kambariai yra nas keturvietis, irgi standartinis. Tai jie nevadina family dar kažkaip, vonia šiek tiek kitokia, žydra čia. Ir kambarys atrodo va taip. Irgi tvarkingas, kaldrų nėra, yra tik tai va, labai daug kur Italijai yra va šita paklodė tokia ir čia va jūsų adėliukas. Nors spintai dažnai būna. Trečia lova yra išlankstomas fotelis. Spintai tik tai papildoma pagalio, jeigu kam reikia. Tvarkingas, normalus kambarys.